Adaptacija darželė – tai tęstinis procesas, kuris vyksta ne tik darželio valandomis, bet ir po jų, kai vaikas grįžta namo. Mano vardas Alena, štai keli patarimai, kaip padėti vaikui adaptuotis darželį ir po darželio. Kalbėkite apie vaiko dieną darželėje, paklauskite apie patirtis. Po darželio skirkite laiko ir paklauskite vaiko, kaip praėjo jo diena. Uždavinėkite atvirus klausimus, pavyzdžiui, ką įdomaus šiandien nuveikėte. Arba kas tau labiausiai patiko. Tai padės vaikui išreikšti savo jausmus ir patirtis. Sukurkite tęstinumą tarp namų ir darželio, kažkokius ritualus arba įpročius, kurie jungtų darželį ir namus. Pavyzdžiui, grįžus namo iš darželio skirkite laiko paskaityti kartu knygą arba pažaisti. Tai padės vaikui jaustis saugiau. Suderinkite dienotvarkę, stenkitės, kad namuose būtų laikomasi panašios rutinos kaip ir darželėje. Pavyzdžiui, poilsio metas, valgymo laikas. Tai padės vaikui lengviau perprasti struktūrą ir jaustis ramiau. Padėkite tvarkyti su emocijom, padėkite vaikui atpažinti ir suprasti jo emocijas, kad jis galėtų suprasti, kas vyksta jo viduje. Jei vaikas pavargęs ar irzlus, pripažinkite jo jausmus ir pasiūlykite, kaip galėtų jis jaustis geriau. Nebijokite vaikų ašarų. Pasiruoškite rytoj. Vakare kartu su vaiku pasiruoškite kitai dienai darželį. Pasirinkite drabužius, paruoškite kuprinę. Tai padės vaikui jaustis saugiau ir pasiruošusiam kitai dienai. Įtraukite vaiko darželio patirtį į namų gyvenimą. Pakvieskite vaiką parodyti namuose, ką išmoko darželė. Ar tai būtų dainelė, žaidimas, naujas įgūdis. Tai padės vaikui stiprinti ryšį tarp darželio ir namų. Laikykitės kantrybės ir nuoseklumo. Nuoseklumas labai svarbus tiek namuose, tiek darželėje. Stenkitės išlaikyti reguliarius poilsio, valgymo, veiklos laikus, kad vaikas jaustųsi saugiau. Prisiminkite, kad adaptacija yra procesas ir kiekvienas vaikas jį išgyvena savo tempu. Būkite kantrūs ir skirkite laiko savo vaikui, kad jis galėtų priprasti prie pokyčių. Kaip visada laukiam jūsų komentarų po video.